Sveiki visi, štai pradedu klausimą, atsakymą vlogą ir iš karto pradėsiu atsakinėti į klausimus dėl to, kad nelabai noriu daug prikalbėti bet ko, todėl kad ir klausimų ir taip 44, tai daugoka ir taip manau, kad atsakinėsiu ne per vieną galbūt vlogą, o gal ne per vieną, o gal į tą patį vlogą įdėsiu, bet bus kelių kartų suklijuot. Tai va, tai pradedame nuo pirmo ne komentaro, bet klausimo. Ar planuojate daryti fan meet Kaune? Fanų susitikimą Kaune mes planuojame daryti Liepos 13 dieną šeštadienį prie Soboro apie 15 valandą. Tad prašom nevėluoti, nes niekas nelauks jūsų. Ilgai juokauju. Truputį palauksim, bet geriau nevėluokit, nes aš galvosiu, kad niekas netėjo ir pabėgsiu. Taip, toliau. Čia sakiau, kad Saulė Orentaitė klausia. Toliau. Milda aš nematau. Milda Noskovaitė klausia, kokie planai šiai vasarai kelionės. Tai planai, kaip kelionės jau žinomos, tai mes su vyru nusprendėme nuvažiuoti šią vasarą per vestuvių metines į Krokuvą. Bet čia nebus paprasčiausias skrydis kažkoks ir išlipsim ir nueisim ir pažiūrėsim, bet čia bus baladojimasis iš Vilniaus, ne? Iš Vilniaus, gal galima ir iš Marijampolės, nežinau. Iš Kauno? Taip. Iš Kauno, va. Važiuosime iš Kauno į Krokuvą traukiniu. Ir aš jau nupirkau tokias pagalvėlės ant kaklo, kur galima būtų pamiegoti, kadangi ten tų kupė nebus, tai reikės sėdėti ant suolo, ilgai važiuosim. Ir ten, kur apartamentus užsisakėme, tai atvažiuosim labai anksti ir mūsų nepriims. Tai nežinau, kur mes įsimiegosim, tiesiog dar su jais susitarsim, nes sakė parašyti vėliau, kai bus aktyvesnė data, o vestuvių metinės yra rugpjūčio 9, tai dar iki rugpjūčio 9 daug laiko. Taip toliau, ir daugiau planų neturim. Toliau, Dainius Rutkauskas klausia, kokie aplinkinių klausimai labiausiai išveda iš kantrybės? Tik kad manęs neišveda niekas iš kantrybės, aplinkiniai jokie. Aš labai kantrus žmogus. Ne, iš tikrųjų klausimai, tai tikrai ne, ir niekas nieko neklausė tokio, kad kažkas, kad nervintų, nežinau, nepasitaikė. Todėl atsakiau į tokį klausimą ir tiesiog nelabai ką ir atsakiau. Aišku, norėjosi turbūt įdomesnio atsakymo. Toliau klausimas, kuri kelionė buvo jūsų mėgstamiausia ir kur dar svajojate nukeliauti? Mano mėgstamiausias kelionė buvo... Aš neturiu mėgstamiausios kelionės, nes visur važiuoju arba pirmą, arba antrą kartą, arba trečią, arba ketvirtą. Labai daug kartų buvom Italijoje, nuo jaunystės ir šiaip va. Bet kai buvau 19, ne, gal 17-18 metų keliavau pirmą kelionę į užsienį, buvo į Švediją, tai galbūt pati mėgstamiausia kelionė dėl to, kad tai buvo pirma kelionė ir tai buvo tas skonio pajutimas kelionės, kad va štai kelionė ir iš tikrųjų buvo labai gražu, nes, kaip žinot, Švedija jau nepriklauso baltams ir jų, nu, kitai, kaip čia pasakyti, kitai priklauso kitai kultūrai ir dėl to į pastatai nepanašus, į lietuviškus, viskas kitaip ir buvo, bet čia, žinot, pirma, tai mėgstamiausia. Iš tikrųjų, visas kelionės, kuriuose buvau, mėgstu labai ir pakartot norėčiau kiekvieną iš naujo. Dabar taip. Čia klausia Erikas Ankudavičius. Taip pat vėl Dainius Rutkauskas klausia, patys nemėgstamiausi patiekalai. Aš turbūt nemėgstu virtos žuvies, bet žuvienę mėgstu, troškintos garuose ar kažkaip panašiai,
bet žuvienę mėgstu ir man jinai kvepia, o troškinta žuvis geriau pakepta, tada skanu, bet troškinta turbūt nemėgstu, turbūt. O šiaip tai aš daug valgau, matosi, ir šiaip labai daug viską mėgstu. Pavyzdžiui, daug kas nemėgsta nyžinių saldainių, su tuo skoniu sako neskanus tas neskanus skonis, neskanus. O aš mėgstu, kai kiti nemėgsta avokadų, nes beskonis, kažkoks daržovė beskonė, aš mėgstu. Tai kad aš labai daug ką mėgstu, todėl man būtų lengviau pasakyti, ką aš mėgstu. Tai tada pasakyčiau viską. Tai toliau. Dainius Rutkauskas labai daug klausimų uždavė. Ir čia labai lengva atskirti iš profilio nuotraukos Dainiau. Taip, vėl Dainius klausia, jei galėtumėte pabendrauti su bet kuria mirusia arba gyva garsenybė, ką pasirinktumėte? Aš pasirinkčiau iš savo paauglystės, jaunystės mėgstamos grupės The Kelly Family narę Barbarą Kelly arba Barbie Kelly ir aš paklausiau jos, kodėl jinai nusižudė. Tai galbūt toks liūdnas atsakymas, bet aš tikrai norėčiau sužinoti, ar jai buvo taip blogai, kad jinai, ar jai taip gyvenime buvo bloga, kad jinai pasirinko tokį kelią. Aš žinau, kad tai yra nelabai garsenybė, nes jūs greičiausiai jos nežinote. Visada galite pagooglyti. Ir jinai buvo iš tos grupės, kur dainavo An Angel, gana garsi buvo 94 metais daina. 93, 94, 95 ir panašiai. Taigi labai seniai. Jūs dauguma esat jauni, o aš jau beveik kitą kartą. Taip toliau, Erikas Ankudavičius, vėl Erikas klausė, jo. Jei kažkas kurtų filmą apie jūsų gyvenimą, kokią aktorę jūs vaidintų? Čia atsakymas buvo, kad Monika Liu, bet aš dabar noriu paklausti, ar Monika Liu aktorė? Aš nežinau, Monika Liu dainininkė ir Monika Liu manęs nenori, kad vaidintų. Kad apie mano gyvenimą nereikėtų net filmo vaidinti, čia nėra ką vaidinti, nieks nevyksta įdomiai ar kažkaip, tai nežinau netgi, gal aš norėčiau, kad Užsienietė suvaidintų kokią graži. Ir aš galiu tik tai pasakyti, kad mano labai mėgstama aktorė yra Natalie Portman ir man labai faina aktorė, nežinau kaip jinai vaidina, aš aktorystėj ten kažkokio supratimo labai gero neturiu, tai galvoju, kad galbūt man jinai mėgstamiausia aktorė iš visų Hollywoodo, tik tai jau, kaip sakant, amžius atėjo ir jinai negauna tų vaidmenų, kur turi vaidinti jaunus. Ir, akivaizdu, jeigu amžius ateina, tai, o filmai skirti apie meilę kažkokie ir visą laiką būna tie mylimieji kažkokie jauni žmonės, ir tada aktoriai jauni. Tai va, aš norėčiau, kad mane suvaidintų Natalie Portman. Gerai, pajuokavom, užtenka. Ar neplanuojate išsilaikyti teisių, nereikėtų važinėtis autobusu? Klausė Justė Andriukaitytė. Justė, žinai, kad aš norėjau išsilaikyti teisės, bet aš neperėjau psichologo testo. Tai reiškia, kad mano reakcija yra labai lėta ir atsitikus avariniai situacijai aš galiu nesureaguoti laiku ir dėl to padaryti skaudžią avariją ir dėl ko būtų labai blogai. Tai bet aš nežinau, bet manęs nepraleido. Ir negaliu laikytis teisų, tai va. Toliau, dar kartą jūs ta pati klausia, ar dar einate į užsiėmimus? Ne, nebeinu. Tiesiog man
nesinori švaistyti laiko dalykams, kurie man nepatinka, o rankdarbiai man nepatinka, kas buvo, aš kai atėjau tik tai pirmą kartą, iš karto gavau megzti, tai man patiko megzti, nors žiauriai sunku buvo ir aš kai pabaigiau tą užvalkaliuką, aš tiesiog nebeturiu ką veikti. O spalvinti visokių mandalų, tai aš nenoriu, spalvinti aš galiu ir namie, man dėl to nereikia, nu, aišku, ten skirtumas tas, kad tu esi tarp žmonių ir spalvini ne vienas, o ten kiti sėdi spalvina, bet iš tikrųjų tai nemėgstu daryti dalykų, kuriuos reikia tik tiesiog daryti, kad daryti, o ne dėl to, kad patinka. Ir kad būtų kažkokie nauji, visai norėčiau, kad mokytų suvelti kažkokią skulptūrėlę, pavyzdžiui, kiviuką suvelti. Bet ten tokių dalykų nemokina ir aš nematau prasmės eiti. Dovydas Juodis klausia, kur dedate visas užsakytas prekes, ar viską naudojate. Tai žinoma, kad visko nenaudojame, visas prekes užsakytas, šitas irgi užsakytas. Džinsai irgi, oi nematot, džinsai irgi užsakyti. Tai žinot, kaip čia, žiūrint iš ko užsisakai, aš pirkau iš About You ir džinsai iš H&M. Tai, kaip matot, nešioju, šitos prekės yra nešiojamos. Yra prekių, kurių, pavyzdžiui, neišeina naudoti, nes labai bloga kokybė ir panašiai. Tai kaip ir nusipirkus parduotuvėje, nebūtinai viską naudoji, tai arba sudedi kur į rūsį, gal kada prireiks dėžę, užrašai ant dėžės, gal kada prireiks, arba tiesiog išmeti, nes žiūri, kad nėra prasmės laikyti. Tai čia nėra taip, kad naudotų visi žmonės kažkokių prekių įsigytų, nenaudoja. Taip ir aš. Ar jos užsakytos, ar jos nueitos ir nupirktos parduotuvėje, tas pats. Taip toliau. Gabrielė Grimžaitė klausia, kodėl neleidžiate Edmundui daugiau pasireikšti vloguose? O gal jis pats nemėgsta filmuotis? Labai smagu vloguose išvysti ir jį. Aha, aš jau pavydžiu. Gerai, čia sėdi vyras, tai prižiūrė situaciją. Tai jis iš tikrųjų nemėgsta filmuotis. Jis labiau mėgsta pakalbėti apie rimtus dalykus, tai tokių kaip ir vloguose yra daugiau tokių pašmaikštavimų, pajuokavimų, kažkokių gilių minčių mes negvildename, todėl kaip ir Edmundui nėra apie ką kalbėti. Jis, aišku, ten pajuokavęs buvo viename vloge, kai buvom Vidzgirio miške, tai galbūt ten buvo kažkoks vienas jo pajuokavimas, o šiaip apie Miražą pasakojo. Ir taip pat ir baigėsi jo karjera. Gerai. Bet galbūt kada įkalbinsim ir Edmundą. Galbūt, nežinau. Jisai man yra pasakęs, kad vlogai yra mano, tai aš ir vaidinčiau juose. Taip pat Gabrielė Grimžaitė klausia, kaip gyvena kivis. Kivi, kaip gyveni? Kiviukai. Kur kiviukas? Kivis gerai gyvena, bet dingo be žinios. Žodžiu, kiviukas susimušė kojytę, kai buvom tėčio gimtadienį ir dabar biški šlubavo šiandien, bet jau beveik nešlubuoja. Kiviukai, tik šlubuoja nabagas. Op. Kiviukai, ateik. Ateik pasirodyt, kaip gyveni. Ateik, op. Kiviukai. Va, uodega, va matot, va štai kaip gyvena kiviukas. Laimingas po pasivaikščiojimo. Va, gyvena gerai. Jam yra dabar 7 metai, lapkričio 22 sueis jau 8. Mes jo dresuoti nebandom, dėl to, kad jau yra amžius ne tas, ką išmokėm, tą išmokėm.
Bet jis labai protingas, išmoksta naujų žodžių, tai yra supranta naujus žodžius ir mes jau beveik neturim kaip kalbėtis tarpusavį, nes jisai supranta ir kartais net supranta klaidingai. Pasakai kokį žodį, jis galvoja, kad kažkas po to vyks, bet mes tik tą žodį pavartojam visai kitų tikslų ir jis galvoja, kad dabar jam ten kažką duosim ar panašiai. Ir tada kiviukas apsirinka, tai mes bandom kitais žodžiais keist žodžius, kad jis neišgirstų pažįstamo žodžio. Ir koks jo mėgstamiausias valgis, kivis nevalgo kitokio maisto, kaip tik savo sausą. Nes taip yra sveikiausia, taip rekomenduoja veterinarai, taip yra geriau skrandukui. Lazdelė. Va, sako vyras, lazdelė. Ir iš tikrųjų kiviukas mėgsta skanų į pagaliuką. Jau ausis pastatė, jūs net ausis malt. Skanų į pagaliuką, matot, iš karto atsistoja ausis. Tai va, skanų į pagaliuką kiviukas gaudo dantims. Dabar duos vyras. Duok, nes jau pasakiau. Reikia nuverti telefono kiviukai. Sudrebėjo truputį, atsiprašau. Tai jis ten dantims skirtas, bet jį labai mėgsta kivis. Taip pat vėl Gabrielė klausia, kaip jūs laikotės paskutiniu metu, ar pagerėjo jūsų psichologinė būsena, turint omenyje agorafobiją ar kitas problemas, apie kurias dar nesate kalbėjusi. Būsena kaip būsena, nežinau, nei sakyt, pagerėjo, pablogėjo, tokia pati. Tokia pati, kaip visada. Ir apie kurias dar nesate kalbėjusi, aš nežinau, ar aš kalbėjau, kad neturiu aš kitokių problemų. Edvinas Ališauskas klausia, ar skaitote, kokia jūsų mėgstamiausia knyga dabar ar vaikystėje? Aš neskaitau, aš labai lėtai skaitau. Todėl labai pavargstu, nes vieną knygą, kai pradedu skaityti, tai taip ir nebaigiu. Tai pas mane būna pradėtų knygų toksai maratonas prasideda, pradedu skaityti ir neįveikiu dėl to, kad labai lėtai skaitau. Tiesiog aš kaip ir teisių negalėjau laikyti dėl lėtos reakcijos, tai ir knygų skaitimas yra toks lėtas, pas mane sulėtyta. Aš sulėtytas filmas ir gaunasi taip, kad aš skaitau knygą ir tiesiog pasidaro nebeįdomu, nes labai pamažai paskaitau ir bet mokykloje, pavyzdžiui, reikėjo skaityti knygas. Aš irgi sunkiai skaičiau ir kai susirgau gripu, nusprendžiau pasiimti knygą, kurią mokykloje reikėjo, jau reikėjo perskaityti, to aš neperskaičiau, tai aš pasiėmiau Ievos Simonaitytės Aukštųjų Šimonių likimas ir ją perskaičiau ir labai patiko. Tada, aišku, pasiėmiau Vėlių karalių ir perskaičiau ir labai patiko. Tai va, tai tokios. Bet čia jau buvo ne vaikystės knygos, o jau paauglystė, sakyčiau, 16, tai dar paauglystė. O vaikystė, tai man patiko Tarzanas. Aha. Taip pat vėl Edvinas klausia, ar turėtumėte tatuiruotę, taip kokią ir kur. Neturiu tatuiruotės, todėl ir neturėčiau. Labai nemėgstu tatuiruočių. Ant kitų yra gražu, jeigu graži tatuiruotė, bet pavyzdžiui yra, kad žmogui negali pasakyti, kad tavo tatuiruotė negraži. Negali pasakyti. Ir jeigu jau taip jau sugalvočiau, labai abejoju, kad aš taip daryčiau, bet jeigu jau taip sugalvočiau, tai būtų labai minimalistinė, kažkoks ženklas ir tiek. Bet man tatuiruotės nepatinka. Man, kai visą kūną beveik įsitatuiruoja, tai atrodo kaip... Žinot, kas man labiausiai nepatinka? Man nepatinka, kai nuotakos apsirengia atvirą suknelę, o kūnas ištatuiruotas ir, sakyčiau, stiliai nedėra. Jeigu jau tatuiruojasi
ir visokių ten tų tatuiruočių įvairių yra, tai reikia tas tatuiruotės tarpusavį suderinti. Ir bet kokia tatuiruotė nedėra prie vestuvinės suknelės, mano manimu, todėl geriau rengtis ilgom rankovėm kažkaip, kad nesimatytų tų tatuiruočių. Tai vat aš labai blogą nuomonę turiu apie tatuiruotės, manęs tiesiog nepatinka. Taip pat Edvinas klausia, koks yra pats keiščiausias patiekalas, kokį esat valgiusi Lietuvoje arba svetur. Mes vieną kartą nuėjome į japonų restoraną ir nusprendėm užsisakyti tai, ko nesuprantam. Ir užsisakėm šukutę. Šukutė vadinasi, ne? Šukutę. Ir atnešė mums tas šukutės, mes suvalgėm. Ir buvo labai keistas skonis ir paskui mes tik tai supratom, kad mes suvalgėm žalią moliuską, taip. Tai jeigu būčiau žinodama valgius, nors mes ten kažkaip ir žinojom truputį, kad čia bus moliuskas, bet gal galvom, kad keptas, ar ten kažkur išmirkytas ir panašiai. Bet gal ir buvo, bet aš nežinau, man jisai buvo be skonio, ten kažkokio padažiuko buvo. Ir jisai buvo labai neskanus, bet nurijom ten viena ta šukutė, gal tokio dydžio. Tai toks, liko nesupratimas, kaip čia kažkas valgo tokius kaip maistą. Bet ir čia buvo toks keistas patiekalas. O svetur mėgstu nužeiti į kinų restoraną, ne? Kur galima užsisakyti traškios vištienos su saldžiarūgščiu padažu. Tai vienas iš mano mėgstamiausių patiekalų, bet tai, kai mano mama sakė, tai yra kalorijų bomba, nes tai nuodas, nes tai yra padaže cukraus, o vištiena riebalų. Taip, toliau. Edvinas dar vis klausia, kas ant jūsų telefono viršelio. Aš su kiviu. Tai ant užrakto ekrano aš su kiviu. O viduje, jau kai atsirakinėjo ir yra programėlė sudėliotos, tai Edmundas su kiviu. Tai aš nežinau, gal parodysiu, va čia pasižiūrėsit. Kokios, vėl Edvinas klausia. Edvinas tai klausimų turi, tai Edvinas klausia, kokios jūsų idealiausios atostogos, ramybė prie jūros ar vertintis miesto gyvenimas. Vertintis miesto gyvenimas. Ramybės aš ir taip turiu namuose. Neturėkit čia, kaip pasakyti, tiesiog niekur nereikia namuose skubėti, žinot, kad mes nedirbame. Namuose, ką nori, tą veiki. Tai atostogų norisi, kur būtų kažkas susiplanavimai, nors aš ir namuose planuoju, tam, kad būtų kažkas pagal ritmą. Ir man reikia tokių atostogų, kad keltis, eiti, žiūrėti, domėtis, o ne gulėti pliaže ar degintis. Bet visada lieka. Tai dabar net nežinau, kaip ir pasakyti, bet galbūt valandą pagulėčiau pliaže. Valandą. O paskui aš nežinau, turbūt ne. Taip pat Edvinas klausia, ką visada galėtume rasti jūsų šaldytuve, turbūt kiaušinių. Nes kiaušinių aš perku ne tada, kai jų yra, dėl to, kad aš kartais jau nenoriu ryte sumuštinio ir aišku, kiaušinis yra geriau, baltymai ir aš mėgstu pasikepti kiaušinius su sūriu arba išsivirti ir valgyti su majonezu. Ir dar duonytės. Tai čia būna pusryčiams, tai kiaušiniai pastoviai šaldytuve pas mus. O viso kito tai arba baigėsi ir neužsisakom, nenusiperkam arba panašiai. Tiesiog nebūna. Kas labiausiai pasikeitė jūsų gyvenime nuo pirmojo vlogo iki šios dienos, vėl klausė Edvinas. Pasikeitė tai, kad aš pasenau. Taip ir jaučiasi. Nesismulkys. Edvinas klausia, ar yra kokia nors tema ar įvykis, kuris dažnai būna jūsų sapnuose. Pavyzdžiui, labai daug žmonių sapnuoja klibančius dantis. Aš žinau, kad Edmundas sapnuoja klibančius dantis.
Jau ne. Ai, ne. Edmundas sapnuoja, kad kramto gumą ir niekaip neištraukia iš burnos guma, kramtama guma vis prilipus ir niekaip neištraukia. Aš dabar paskutiniu metu, tiksliau, kai gyvenam šitam bute, vis dar sapnuoju. Ir jau galvojau, kad praėjo mėnesis ir nebesapnuoju, tai jau apsidžiaugiu ir vis dar sapnuoju, kad ieškom kažkokio būsto gyventi ir dažniausiai būna kažkokie neįrengti arba netgi padaryti iš kažkokių įstaigų tokie, kur, tarkim, langas, kaip čia jums paaiškinti, toks koridorius, čia langas, čia sofa prie lango, čia televizorius priešais langą ir va tokie kaip iš loftų, bet ne aukšti, buto ten 2,5 metro, ne? 3. Nu, lubos kaip buto, bet vis sapnuoju, kad vis kažkokį nuvarga, kad dabar čia gal kažkaip įsirengti reikės ir gyventi. Tai vis dar sapnuoju, arba kartais kitokius butus sapnuoju ir būna ne tas aukštas, kur aš norėjau ir prastesni butai negu, tai čia košmaras. Mes turim gerą butą ir sapnuoju, kad tokių gerų neturim, tokio gero neturim. Taip. Taip, dabar jau prieisim prie Ilonos. Ilona Radžiukynaitė klausia, kokia jūsų, jei nepaslaptis, mergautinė pavardė? Kaltonaitė. Ištariu aiškiai, nes labai reta pavardė, žemaitiška ir reikia sakyti Kaltonaitė. Kaltonaitė. Tai labai trumpas klausimukas, kaip man patinka trumpai klausimai. Taip pat Ilona Radžiukynaitė klausia, ką manote apie Pride eitynės, esate už ar prieš, ar pati juose dalyvautumėte? Šiemet mačiau, buvo visai fainos Pride eitynės ir gaila, iš tikrųjų gaila iš dalies, kad nedalyvavau. Aš nesu priešiška Pride eitynėms ir man atrodo viskas normalu, kol yra ribos, o ribos kol kas yra išlaikomos ir viskas čia gerai. Taip toliau. Ilona Radžiukynaitė klausia, ar yra aplankiusios mintis nutraukti vlogų kūrimą? Labai dažnai aplanko mintis, kad nebereikia arba paskutinis ir nebegaliu, nenoriu, neįdomu man pačiai ir neatrodo, kad nieko įdomaus jums neparodau. Ir niekam čia neįdomu, bus neįdomu, nes aš pati neturiu idėjų ir panašiai. Tai būna taip labai labai dažnai iš tikrųjų. Ir jau būna viskas, daugiau nebekursiu, bet ateina laikas ir galvoju, dar vieną ir taip toliau. Ilona taip pat klausia, turite labai gražų aksominį balsą. Ar esate bandžiusi dainuoti? Galbūt kelias mėgstamiausios dainos eilutes galėtumėte ir sudainuoti. Nemoku aš dainuoti. Yra, dar gal kas ir nežino. Žodžiu, ten, kur mane remia, Contribui.com platformoje yra pora įrašų mano darytų pačios, tai kokybė, tai žinot, baisi, kur aš jaunesnė dainavau, bet ten labai, sakau, kokybė prasta, dainuoti aš nemoku, niekur nesimokiau, pati įrašiau, pati ten kažką kūriau, tiesiog žaidimas toks buvo. Ir ten yra sudainuota, man atrodo, Who Come With Me daina ir She's Crazy. Tai jeigu 1 eurą paremsit, pasižiūrėkit. Nenoriu kelti viešai į YouTube, kad bet kas prieitų, tai padarius, kad galima 1 eurą susimokėti, peržiūrėti ir daugiau nežiūrėti. Mėnesį žiūrėti, 100 kartų mėnesį žiūrėti, o paskui, kai baigėsi tas galiojimas, ten tas contribution atrėmimo, tai ir nebežiūrėti. Toliau. Ilona taip pat klausia, jūs seka daug jaunų žmonių, bet ar jūs žinote jaunimo žodyną, pavyzdžiui, ką reiškia lol, brat, kiki? Aš nežinau jaunimo žodyną, ar man jo nereikia žinoti. Tas lol, tai aš manau, kad žinau.
manau, kad žinau, kad tai yra stiprus juokas. Brat, ką žinau, brat, nežinau nei brat, nei kiki. Ir čia tas žodynas, žinot, kaip būna jaunimui, tiesiog ateina tie žodžiai, praeina mada, tada atsiranda nauji. Tai kai buvo tas belenkaip, gal dar ir dabar sako, belenkaip, tai reiškia labai, labai, labai. Tai tiesiog aš nesigilinu ir man jeigu parašysit kokį nors iš tų žodžių, kuriuo aš nežinau, tai aš paprašysiu išversti gerai. Taip pat dar Ilona klausia, dėl ko prasideda pykčiai su vyru, kaip juos suvaldote, galbūt esate ėję pas santykių specialistą, nes atrodo, kad jūsų santykiai tobuli. Visada už ekrano atrodo santykiai tobuli. Ar jums netrodė niekada, kad Sigel su Sodaičiu labai tobulai gyvena? Visi atrodom tobuli. Ir mūsų atrodo santykiai tobuli, bet mes labai dažnai pykstamės. Labai net, aš manau, kad per dažnai ir reikėtų truputį mažinti tuos pykčius. Bet jeigu neišeina, ką mes galim padaryti? Pasipykstam, susitaikom ir viskas. Ir vėl gyvenam kartu. Ir mes pas santykių specialistą nebuvom ir tikimės, kad neprireiks. Ilona dar vis klausia, kokia didžiausia šunybė esate iškrėtusi vaikystėje arba paauglystėje. Aš šunybių nekrėčiau. Aš tik tai esu padarius labai baisų dalyką tėvams, tai turbūt netai įsivaizduojat, tiesiog man buvo 4, man atrodo, metukai ir aš pusseserę 3 metukų išsivedžiau į muziejų ir mūsų ieškojo ir tvenkinį ieškojo, galvojo paskenom, bet galvojo dviese, gal dar kažkur. O mes tiesiog ėjom ir man kaip tokio amžiaus tai labai toli. Ir mes tiesiog tada, kai supratom, kad nebegalim pasiekti to muziejaus, mes jo nerandam, nes per mažas, tai aš pusseserę vedžiausi, jai parodyti, nes aš buvau jame, nes buvo mane dėdė nusivežęs ant dviračio ir man atrodė, kad labai netoli. Tai žodžiu, ir paskui parėjom atgal namo, bet įsivaizduokit, 4 ir 3 metų vaikai, ar 5 ir 4, dabar tiksliai nepasakysiu, eina šalikelę, tai yra plento, šalia plento, ne gatvė ant šaligatvio, bet šalia plento, kokį kilometrą tai tikrai nuėjom. Tai va, tai tėvams tokios baimės įvarėm, bet nieko blogo nenorėjau, tik tai, kad pusseserė pamatytų iškamšus. Tai va, dar ką. Taip pat Ilona klausė, ar galėtumėte auginti katę? Ne. Dabar labai nemėtikit manęs kačių mylėtojai, bet aš nemyliu kačių. Katės yra savanaudės. Katės yra, jos draskosi, jos pyksta, jos keršia, ne? Sako, nekeršia vyras. Aš pažiūrėjau į vyrą, sako, ne. Bet katės, jos yra savo. Jos, net nežinau, jei gyvenčiau nuosavo name, tai kieme aš priglaušiau katę, bet namuose apdrasko baldus, ten, kad ir ta būna draskyklė. Visur lipa, sudaužo, numeta. Aš netgi nelaikyčiau kitokio šuns kaip kivis, dėl to, kad kivis buvo vaikystėje tobulas, nieko nesugadino, ten smulkmenas. Ir iš viso aš galvoju, kad jeigu būtų man kitoks šuo ne kivis, tai net ir tai kažkaip labai būtų liūdna, kad tokį auginti. Vis tiek auginčiau, aišku, nes jau jai pasėmiau, tai ir auginu, atsakomybės toks jausmas yra. Bet mūsų šuo yra tobulas, niekas jo negali pakeisti ir jokia katė negali pakeisti kivio. Tai kiviukai tu su mumis visada. Taip pat Ilona klausia, galbūt galėtumėte labiau ilgas klausimas, tai galite pasiskaityti patys. Čia klausia Ilona, aš neskaitysiu viso, kad praeitame vloge kalbėjau apie laiko konceptą, buvo labai įdomu ir kokiam dabar temom
kokias mes guldenam temas su vyru. Mes kartais pakalbam apie mirtį ir būtent įdomus toks dalykas, kur vyras kažkur perskaitė, ne, kad mokslininkai įtarė, tai neįrodyta, aišku, čia niekas niekada nieko neįrodys, įtarė, kad po mirties žmonių sąmonė eina į tam tikrą saugyklą, kažkur ten visatoje. Tai įdomus toks dalykas ir kartais pasidalinam visokiais tokiais įdomiais dalykais, tik dabar šiuo metu labiausiai prisiminiau šito, te gyvuoja kiviukas, taip. Pabaigoje te gyvuoja kiviukas. Ačiū, Ilona. Dabar Ilona dar klausia. Ką manote apie tai, jog keletas jūsų video išpopuliarėjo TikTok platformoje, pavyzdžiui, apie drakoną arba mauką? Ar jums smagu matyti, jog sugebate pralinksminti žmonės, ar tai labiau trikdo? Galbūt ir pati planuojate pradėti daryti video TikTokui. Neplanuoju daryti video TikTokui, bent jau kol kas, o kas ten deda, tai aš net nežinau ir nenoriu žinoti. Žiūrėkit, juokitės, įdomu, jeigu. Nelabai naudojusi TikToku, vienu metu buvau visai išėjus iš TikToko dėl to, kad tai kinų darbas, bet dabar grįžau į tą TikToką ir tegu būna, kad dėkit, ką deda, tegu kas ką nori, tegu juokiasi. Tegu, jeigu juokinga žmonėms, tai gerėja gyvenimas, gaminasi vitaminas C ir taip toliau. Ilona Radžiukinaitė, kaip reaguojate į pavydą iš kitų vlogerių? Ar dažnai jaučiate konkurenciją, nepasitenkinimą? Aš kadangi nelabai žiūriu kitų vlogų, tai nežinau, ar ką ten apie mane kalba. Tai ten buvo su ta Samutė kažkas, nelabai supratau kas, kažkokia video, bet aš nemanau, kad aš esu konkurentė Samutei, arba kad Samutė yra konkurentė man ir man nesvarbu, tegu yra kaip yra, kad viena savo, kita savo, nieko netrukdo, nei man, nei aš tikiuosi jai netrukdau ir viskas čia gerai. Taip pat vėl Ilona klausia, ar vartojate keiksmažodžius? Vloguose turbūt nei karto nesame jūsų girdėję nusikeikiant. Aš žinokit, iš tikrųjų nesikeikiu. Gal kai labai supykstu, tas keiksmažodis būna, bet ne tie baisus rusiški keiksmažodžiai. Tai aš ten, pavyzdžiui, paskui po velnių, po galais, tai čia keiksmažodis, ne? Tai iš tikrųjų aš nesikeikiu. Labai gal retai nusikeikiu šleikščių keiksmažodžių, bet čia tai jau būna, kai jau tikrai kažkas labai blogai. Žodžiu, taip. Ilona klausia, Nida, Palanga ar Šventoji? Nidoje gražiausia, Palanga tikrai ne, brangu ir nieko gero. Šventoji, kai buvom su Kiviu, patiko, kad turėjom apartamentukus tokius, tiksliau namelio dalį, su leidimu gyventi šuniukui 3 eurai už naktį, už parą. Ir galėjom priimti Kivį ir buvom prie pat gatvės, tos gatvės, kuri atstoja Palangos Vokiečių gatvę. Ne Vokiečių, kaip vadinasi? Basanavičiaus gatvę. Ir mes Šventoji prie tokios pat judrios gatvės gyvenome ir mums buvo viskas arti, netgi aibė arti ir netgi, kai norėjusi skanesnės kavos, neužsikaistos arbatinėje iš pačio ryto, nueiti galima buvo į automatą ir nusipirkti beveik ant kiemo. Tai, kad Nida ir Šventoji, bet Palanga ne. Vilnius, Kaunas ar Klaipėda? Koks sunkus klausimas. Vilnius. Klaipėda ne. Vilnius, a ne? Ne. Vilnius, Kaunas. Klaipėda ne. Toli, matot, aš gimiau ir užaugau ir visą laiką gyvenau Alytuje. Ir man kas yra arčiau, tai turėtų būti Kaunas. Ne,
Bet tarp Vilniaus ir Kauno labai sunku pasirinkti. Aš nežinau. Aš klausimą atsakysiu, nežinau. Toliau. Ar mėgstate vakarėlius arba šventės? Taip, mėgstu. O ką dar? Klausat. Taip, mėgstu vakarėlius, šventės ir man labai patinka švęsti. Bet aš esu introvertė. Tai reiškia, kad kai daug žmonių ir jeigu dauguma iš jų nepažįstame, aš labai esu išsisunkiusi dėl to, kad reikia bendrauti per jėgą, nes, kaip žinot, introvertai viską į save ima ir man tik tai vakarėliai, kokie jeigu namuose kažką švęsti, tai turi būti žmonės, kuriuos aš pažįstu, nes kitaip aš bijau kalbėti. Taip. Toliau. Vis dar Ilona, kas labiausiai patinka kuriant vlogus? Tai, kad mes leidžiame laiką kartu su vyru. Mėgstamiausias Europos miestas ne Lietuvoje. Čia taip pat klausė Ilona. Mėgstamiausias Europos miestas ne Lietuvoje turbūt būtų Stokholmas. Man labai patiko Stokholmas iš tikrųjų ir man patinka, kad pačiame Stokholme yra daug upių ir yra keliai virš upių ir virš kelio dar kelias ir dar virš kelio kelias ir viskas yra tiesiog galima į apžvalgos ten tokį pastatą užlipti ir tenai matai visus tuos stogus, matai visus tuos tiltus, traukiniai važiuoja. Na, tiesiog man labai patiko Stokholmas. Tegu neįsižeidžia Ryga ir Talinas, nes Talinas truputį gal architektūra panašus į Stokholmą, bet Stokholmas yra Stokholmas, žinokit. Man atrodo, aš jau šitą kažkada sakiau kažkuriam iš klausimų atsakymų vlogų ir jau buvau atsakęs. Toliau, Ilona dar klausia, ar esate sirgusi depresiją, kaip iš to išlipote, ar išpopuliarėjimą socialinėje erdvėje kelia stresą ir emocinį krūvį. Aš nejaučiu jokios išpopuliarėjimo. Aš nepopuliari. Ne, iš tikrųjų, nekelia. Bet net į vyrą pasižiūrėjau, jokio streso, kad aš nepopuliari. Neturiu dėl ko stresuot, viskas gerai čia, viskas eina kaip ir kiekviena, kaip ir prieš vlogų kūrimą. Niekas nepasikeitė taip jau labai ir nieko. O depresija aš sirgus tik tai nesunkia ir išbridau taip, kad išėjau pro duris iš namų ir pasveikau. Nes buvau nuo užsisėdėjimo namie, tiesiog tokia depresyvi nuotaika, gal labiau pasakyčiau kokią savaitę ar dvi, bet pati depresija gal net ir nebuvo, nes kartais dabar jaučiu apatiją tokią, kartais nesinori kažko daryti, bet aš nežinau, ar tai depresija. Tiesiog tinginystė. Taip, Ilona jau baigė klausimus, dabar Adomas Realys paklausė, Loreta, ką manote apie gėjus? Kodėl toks keistas klausimas? Ką manote apie gėjus? Ką galima manyti apie žmogų? Ką manote apie žmogų, kuris piešia? Tai yra žmogus, kuris piešia. Ką manote apie žmogų, kuris dainuoja? Tai yra žmogus, kuris dainuoja. Ką manote apie gėjų? Tai yra žmogus, kuris yra gėjus. Štai tą ir manau. Žmogus, kuris yra kažkoks. Kaip ir visi kiti. Taip pat Adomas Realys klausia, kaip pavyko mesti rūkyti, bandau pats, tai ieškau patarimo. Adomai, mes nemetėme rūkyti. Mums tai išeina taip pat kaip ir tau mesti rūkyti. Aš skaičiau ir knygą. Ir net nusipirkau skirtą moteriams to paties Aleno Kero. Bet mesti rūkyti taip ir nepavyksta. Ir dėja, turbūt visam gyvenimui. Nežinau, nei vienam, nei kitam.
Taip pat Adomas klausė, ar esate bandžiusi bubble tea, jei tai, kuri patiko labiausiai. Aš pasidomėsiu, kas tai yra, nes nežinau. Nežinau, kas tai yra. Na ką, štai ir baigėsi klausimų atsakymų vlogas, pabandysiu suklijuoti, sukarpyti, sudėlioti ir pateikti jums. Išėjo apie pusvalandį, gal biškai daugiau, tai galbūt nebus labai nuobodu žiūrėti, ypač tiems, kurie klausimus uždavė. Iki kito karto. Ate!